Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie paprasčiausių geometrinių figūrų brėžimą Inkscape programoje. Turime lapą ir turime kairėje pusėje figūras, kurias mes galime brėžti. Pradėkime nuo stačiakampio arba kvadrato, pasirenkame šitą figūrą, na ir toj vietoje, kur norime pradėti brėžti figūrą, nuspaudžiame kairį pelytės klavišą ir brėžiame. Kadangi yra įjungtas klijuoti prie tinklelio, tai mes matome, kaip labai gražiai limpa prie tinklelio mūsų brėžiamas stačiakampis arba kvadratas. Taip pat spalva yra paskutinė spalva, su kuria buvo spalvintos prieš tai brėžtos figūros, tai mes parodysiu paskui, kur galime pakeisti tą spalvą. Na, o dabar tegu būna šita, kurią turim. Nubrėžėme vieną, jeigu norime nubrėžti dar vieną, brėžiame dar vieną ir tokiu būdu turime jau nubrėžtas figūras. Dabar, kada jau turime nubrėžtą figūrą ir norime ją kažką modifikuoti, įsijungiame rodyklę, tai mes galime paskutinę figūrą, kuri buvo pažymėta, jį ir dar labiau pasižymė. Na ir pagal tas rodyklės, ko gero suprantate, kad galima nurodytomis kryptimis judinti nuspaudus pelytę ir galime arba didinti, sakykime, jeigu norime, čia dviem kryptim buvo per kampą galimybė, arba norime iš šono tik tai platinti arba siaurinti, galime aukštį galime keisti, tokiu būdu mes galime visą šitą padaryti. Jeigu mes dar kartelį spraktelėtume ant tokios išvaizdos figūros, mes gauname, kad galime tą figūrą pasukti, tai per kampus, kur yra suktos rodyklės, galime pasukti. Atšauksiu dabar tą pasukimą ir taip pat per šitas rodyklės, kur yra į viršų, į apačią arba į kairę, į dešinę, mes galime figūrą pakreipti. Nuspaudus laikant pelytę, galime tiesiog pavilkti ir figūrą kažkiek tai pakreipti. Na, o dabar jau pakreipiau, sakykime, jeigu norime, galime daugiau, galbūt aš padarysiu, kad būtų labai gražiai sutaptų šitos dvi kraštinės, tada galėsiu prikopijuoti čia daugiau tų figūrų, na ir pasinešiu kažkur tai į šoniuką ir galiu nukopijuoti, tai arba kopijuoti ir įklijuoti, arba galiu duplikuoti. Ctrl-D, tai bus figūros duplikacija, nors nieko ir nesimato, bet jau turime padarę figūros kopiją ir dabar galime tą tiesiog apversti į kitą pusę. Ir mes, žiūrėkite, turime dar vieną tokią pat figūrą ir belieka tik tais ją pasidėti ir turėti. Dabar iš tos dvi figūras mes galime sugrupuoti. Tai sugrupuojant galime tiesiog su pelyte pažymėti tas abi figūras, jos pasižymėjo, na ir grupavimas yra objektas ir grupuoti. Tos iš tų dviejų figūrų mes jau dabar patapome kaip viena figūra yra ir tada mes vėlgi galime atlikti duplikatą, Ctrl-D. Ir mes galime apversti jau dabar į kitą pusę. Tai žiūrėkite, jau mes turime pasidarę tokį variantą. Jeigu mes dar padarytume Ctrl-D duplikatą ir mes galime tą duplikatą pasukti, sakykime, 90 laipsnių kampu, galime tai paprastuoju būdu sukti, galime naudoti va šitą vertimo kampą 90 laipsnių kampu ir galbūt ir atšauksiu Ctrl-Z atšaukti paskutinius veiksmus ir tiesiog paimsiu, pasuksiu 90 laipsnių kampu ir dabar jau tiksliai 90 laipsnių ir tokį pat dar padarysiu duplikatą ir apversiu pagal Y ašį. Na ir apvertęs panešiu ir padėsiu čia, kur noriu. Jeigu pasuksiu Ctrl, dabar galiu, sakykime, tiksliai sudėti, kad būtų paskutinioji figūra galbūt su pelyte nelabai eina, tada paimame su klaviatūroje esančiomis rodyklėmis ir pridedame tiksliai į tą vietą, kur norime. Dabar Ctrl laikydami susimažiname ir turime visai neblogai nupieštą figūrą. Jeigu norime sugrupuoti, galime vėlgi iš tų visų, ką mes čia turime nubrėžę iš kelių figūrų, galime pažymėti, apvedant visas, bet būtinai turi visos įeiti figūros ir tada vėl renkamės objektas ir grupuoti.
Na ir tada jau galime tiesiog, sakykime, susimažinti tokį, kokį norim. Jeigu norime tiksliai, kad būtų kaip kvadratas ir aukštis ir plotis vienodas, ta prasme, mes galime įrašyti čia prie pločio ir aukščio, kad būtų vienodas skaičiukais. Tarkim, 60 paimsiu tiek vienas, tiek kitas ir dabar tikrai turime lygius, tiek aukštis, tiek plotis yra lygus. Na ir vėlgi galiu, jeigu noriu, greitai pasikopijuoti. Dublikatas, sakykime, pasinešu, dar sykį dublikatas, dar pasinešu, dar kartą dublikatas, dar galiu pasinešti ir tokiu būdu aš jau turiu nusibrėžęs keletą figūrų. Dabar, jeigu aš norėčiau, aš galėčiau galbūt atitraukti tą figūrą vieną toliau, na ir aš norėčiau, kad būtų vienodi tarpeliai tarp jų ir taip pat būtų vienodai išdėstyti vienam, sakykime, pagal kažkokį tai ašį ar pagal apačią, kad būtų vienodam lygmenį prasidėtų. Tai pažymiu visas figūras, na ir dabar jau čia yra žaidimas. Tai visų pirma, kad būtų vienodi tarpai, pasirenku šitą, man įsidėsto visos figūros gražiai, tarp jų tarpai yra vienodi, tarp pirmos ir antros išdalina ir padaro vienodus tarpus. Na ir toliau norėčiau, kad būtų išdėstyti gražiai, pasirenku šitą, nors mano jau buvo daugmaž panašiai, tai šitas leidžia išdėstyti jau vienai linijai. Na ir šitą, kai turime, galime dabar sugrupuoti vėlgi, jeigu norime, ir toliau turime kaip vieną objektą. Na, o dabar galime dar sykį padublikuoti ir šitą figūrą aš ištrinsiu kaip nereikalingą. Ir dabar, sakykime, mes norime, kad šitos figūros būtų gerokai mažesnės. Padarysiu, kad jos būtų tokios. Na ir kadangi jos bus gerokai mažesnės, tai aš norėsiu, kad jų būtų dar, tik tais gal pasidarysiu, kad jų būtų daugmaž lygiai su šita, na ir tada vėl dublikatas ir pasinešu, pasidedu čia, kad būtų vienodai, vėl pažymiu aš jas ir padarau, kad būtų išdėstytas gražiai, tada jos gražiai lygiai įsidėsto, na ir galbūt tokia pat aš norėčiau, kad būtų apačioje, tai pažymiu viską, vėl galiu sugrupuoti ir toliau vėl dublikatas ir tada nusinešu į apačią ir pasidedu šitą. Na ir turiu tokį jau padarytą raštą, galbūt pažymiu visas figūras ir padarau, kad jos kairėje pusėje prasidėtų visos vienodai, tai kairėje pusėje reikėtų pasirinkti šitą, na ir dabar jos visos prasideda vienodai ir turiu greitai nubrėžtą va tokį raštą. Toliau, jeigu aš norėčiau kitų figūrų, tai viskas daroma panašiai. Tarkime, aš dar noriu apskritimų kokių ir noriu tos apskritimus įdėti čia kažkur tai į tarpus. Tai galiu pasiimti apskritimą ir vėlgi nusibrėžti apskritimą kažkokį. Vėlgi aukštis plotis nusistato su balta rodykle ir mes nustatome, kad ir aukštis ir plotis būtų vienodai. Dabar rodo, kad yra vienodai, viskas yra gerai. Na ir galbūt norėtume pakeisti spalvą. Tai parodysiu, kaip pakeisti spalvą. Tai yra, va čia turime spalvas, aišku, galime iš apačios rinktis, būtų greičiau, jeigu norime, bet galime ir čia pasirinkti užpildo spalvą, tai galėtume rinktis RGB formatu, kokias norime spalvas, na ir turime linijos spalvą, jeigu norėtume, kad būtų kažkokia tai linija, vėlgi galime pasirinkti, kad kokia yra ta vientisa linijos spalva. Tai tokiu būdu ir linijos spalva, ir pačią liniją galime pasirinkti, kokią mes ją norime, jeigu jinai yra reikalinga, jeigu linijos nereikalingos, tada tiesiog pasirenkame X-iuką ir tada linijos nebus. Na, kai jau turime nuspalvinę norimą spalvą, gal aš pasirinksiu iš čia kažkokią norimą spalvą, galbūt parinksiu, kad būtų tokia. Tada mes galime vėlgi kopijuoti arba duplikuoti Ctrl+D, vėl perkeliam čia, Ctrl+D, perkeliam čia, na ir tokiu būdu mes labai gražiai įsidėstome tuos visus apskritimus, jau irgi taip pat kaip ir įdėjom ten.
Na ir jeigu aš dar pavažiuosiu toliau, jau nebūtinai į šitą lapą, dar parodysiu ir kaip nubrėžti žvaigždės arba daugiakampius. Tai pasirinkus šitą figūrą yra galimybė nubrėžti žvaigždės. Tai vėlgi, kada žiūrėkime, nubrėžėme žvaigždę, čia yra galimybė pasirinkti pirmiausiai tai, ką norim brėžti. Ar mes norim daugiakampį nubrėžti ir tada parenkam spalvų, galbūt norim šešiakampį kokį nors nubrėžti, tai šešiakampį nubrėžėme. Čia nelabai jau taip mato šešiakampis, todėl kad yra apvalinami kampai, tai man reikėtų pasirinkti 0 ir čia irgi 0, kad tiksliai jau matytume, kad tai yra šešiakampis. Na, o jeigu norime ne daugiakampio, o norime žvaigždę, tada pasirenkame žvaigždę ir vėl, žinoma, galime pasirinkti, kad būtų daugiau tų kampų. Na ir vėlgi apvalinimas, jeigu mes bandysime apvalinti, pasižiūrėkime, mes jau, aš čia per daug papalinau, mes iš tikrųjų turime tokius suapvalintus kampus ir tokiu būdu vėlgi, į minusą jau, tai gal aš tą minusiuką ištrinsiu tiesiog, kad būtų gražiau ir turime va tokį variantą. Na, turime čia dar ir šitos rombiukus, kurių galimybė yra. Tai atkreipkite, čia dariau, kol yra pažymėta piešimo režimas. Jeigu aš persijungiu čia, man jau yra visai kitas pasirinkimas ir aš jau nebeturiu galimybės. Aš galiu didinti, mažinti ir panašiai. Nu, dabar dar grįšiu atgal prie tos figūros brėžimo. Tai čia yra galimybė dar man transformuoti ir galime į šonus pasukti, galime va tokius gauti gražius įvairiausias figūras, sakykime, ir galime ne tik šitą sukti, bet aišku galime ir šitą sukti. Tai turime vat visokių galimybių, kada mes galime išdidinti, išmažinti, pasukus, sakykime, ir gauti tikrai įdomių, aišku, figūrų. Ir tada su balto rodiklė mes visada galime tas figūras paimti tiesiog susimažinti, kai jau turime prisisukę dar kažką tai pasidėję ir turėti jau dabar va tokių visokių gražiausių figūrų. Tai šitas pasirinkimas yra arba daugiakampiai, arba žvaigždės. Na ir kaip matote, dar jas galime patvarkyti taip, kad būtų kažkokios tai transformacijos. Na ir čia yra kubas. Tai paprasčiausiai nusibrėžiam kubą, vėlgi turim kubą, galime jį keisti, tai galim aukštinti, galim į vieną pusę, į kitą pusę, žiūrint, kurį rombiuką trauksime, taip ir galime transformuoti. Tai tiek trumpai apie kubą. Na ir čia yra spiralė, kada yra galimybė nubrėžti spiralę, sakykime, arba puslankį, arba spiralę, žiūrint, ko jūs čia norite, ir vėl yra galimybė, ką mes čia norim piešti, tai ir toliau yra galimybė tą spiralę, vat, žiūrėkite, sukti. Ir mes tokiu būdu gauname vat spiralę. Aišku, galime nustatyti ne per pliusą minusą, bet galime nustatyti ir susisukti tą spiralę. Na, jeigu turime spiralę, tai galime jau tada kažkokią tai spalvą keisti, galime linijos storį daryti, kad būtų storesnė ta spiralė, ir tokiu būdu mes labai greitai galime ją deformuoti. Aišku, galime nustatyti, kad ta mūsų spiralė būtų punktyrais kokiais, o ne ištisinė linija galbūt, arba dar ko nors. Ir tokiu būdu mes tą spiralę. Galime tą spiralę ir per šitos rombiukus irgi sukti, ir kada jinai susukta, ir atsukti irgi ir turėti tiek, kiek mes norime. Tai tokiu būdu mes jau galime pasikeisti tą spiralę. Tai va tiek trumpai yra apie pagrindinių figūrų brėžimą, ir su šitomis žiniomis mes tikrai jau galime padaryti įvairiausių darbelių. Tai tiek trumpai šiam kartui.